Labdien, augala vakar. Juk aš nežinau, iš katros vietų galo esi. A iš Liukonių, a iš Antakalnio, o gal iš Gelvonų. Aš nežinau, kiek tau metų. 16, 17, o gal visis cieli 18. O gal tu papras čelavieks, kaip aš. Bet tai nesvarbu. Juk filmuoju aš čia tam su šita liūdna muzika, tik tam, kad išdalinčiau visų mokyklos valdovų išgyventų turtų, o gal tik tam, kad pakelčiau reitingus. Nusišypsok, nors ne, gal nereikia. Šypsosi tik klaunai ir visai nerimti kientai. Geriau eik į salę, į paspartuok, jei teks kietus. Bėga valandas, minutės, nenuvaldomai artėja paskutinioji, šauniausių mokinių kadencija. Jei jau žiūrit šį video, reiškia, jog mums liko vos 100 dienų, kai triname mokyklos suolus. Šią progą mus nori pasveikinti teta Bronė, dėdukas Antanas, proseneliai bei artimieji su šeimomis ir siunčia mums populiariausią jaunimo vakaruškų dainą. Čia mūsų žemė, mūsų gimtinė, čia kvepia duona mums kasdieninė. Čia mūsų žemė, mūsų gimtinė, čia kvepia duona mums kasdieninė. Kur tik pažvelgsi, vaizdai spalvingi, gražiai banguoja javai aplinkui. Čia mūsų žemė, mūsų gimtinė, čia mūsų žemė, mūsų gimtinė, čia kvepia duona mums kasdieninė. Čia mūsų žemė, mūsų gimtinė, čia kvepia duona mums kasdieninė. Taigi, tiesiogiai siunčiu jums mūsų testamentų. Bet pirmiausia, noriu duoti gerų patarimų. Gyvenk taip, kad nebūtų zapadlo už visus pragyventus metus. Mokys taip, lyg jau rytoj tau teko laikyti egzaminus. Pakelk akis nuo savo išmanę telefoną touchscreeną ir pažvelk į savo artimą čelaviek akis. Gal jam artėja kontrolinis, o gal reik nusrašyti namų darbus, o gal tiesiog ants nori nueit su tavim už kampą, pasišnekėti, o pasisemt peną apmąstymams. Tik taip tu suprasi, kas yra artims bendravimas su savo šuobla chebra. Šokinėk iš laimės, kai po 3 pamokų tau deda į lėkštį kotletų ar cepelinų. Džiaukis, kad turi koją, rankų, pienalų. Tik apsidairyk, kiek 12 neturi pienalą, o karts į pačios kuprinės. Ir nekalbėk nei pravdas. Nigdy nevok iš savo artimą draugą bandelės, juk ants taip pat iš tavys pavoks, ar nusves ant gėdus kampo. Nors ir neužgyvename jums tolėti ne popieriaus ar auklės nepaklusniems mokiniams. Bet tai nereiškia, jog esam biedni. Pagalvok, miels 11-okė, juk tu jau turi viskų, kurių reikia. Tu turi veidrodį, kačialkų, suolų, mokytojus, valgyklų į pienalų. Tu nesi nuogs basus, tau nereik eit pėsčiom iki mokyklos 10 kilometrų, kad galėtum pastiprinti savo galvą funkcijomis, gramatiko datomis. Džiaukis tuo, kuo turi. Nes kitų dienų jau gali būti be kojas, be rankas, be pienalo. Bet ne. Negalvok, kad mes tokie biedni. Mes jums paliekam mūsų patį didžiausių turtų. Tai galimybė būti Gelvonų vidurinės mokyklos valdovais. Juk kas gali būti geriau, nei turėti vierchų titulų tarp mokinių? Ne, neplok, nereikia. Ir nesidžiauk per daug. Šis titulas įsigalės tik nuo kitų mokslo metų rugsėjo 1.
bet tikiuosi tai gera dovana. Šie gyvenimiški patarimai jums padės netapti biržų makleriais. Viskas, kas buvo pasakyta taip atdušai. O dabar pasveikinkime vieni kitus.